Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Kalėjime dėl Kristaus. Jums suteikta malonė dėl Kristaus ne tik jį tikėti, bet ir dėl jo kentėti. Laiško Filipiečiam 1 skyrius 29 eilutė. Jonas Krikštytojas buvo pirmasis karalystės šauklys. Jis buvo ir pirmasis kankinys. Dabar jis buvo uždarytas tvirtovės požemiuose. Kai viena po kitos slinko savaitės, net neždamos jokio pasikeitimo, jį pradėjo užvaldyti nusiminimas ir abejonės. Jo mokiniai jo neišsižadėjo, tačiau jie klausė, kodėl jeigu šis naujasis mokytojas yra Mesijas, jis nieko nepadaro, kad išlaisvintų Joną. Jonas Krikštytojas panašiai kaip ir gelbėtojo mokiniai nesuprato Kristaus karalystės prigimties. Jis laukė, kada Kristus užims Dovydo sostą. Laikas bėgo, bet išgelbėtojas nepareiškė savo teisių į karališką valdžią, todėl Jonas sutriko ir sunerimo. Tai buvo laikas, kai jo dvasią kankino piktųjų angelų šnibždėjimai ir didžiulės baimės šešėliai apniko jį. Ar gali būti, kad taip ilgai lauktas išvaduotojas taip ir nepasirodė? Bet Krikštytojas neprarado tikėjimo Kristumi. Jis ryžosi pasiųsti žinią Jėzui. Tai padaryti jis patikėjo 2 savo mokiniams. Mokiniai atėjo su klausimu pas Jėzų: ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Išgelbėtojas ne iš karto atsakė į mokinių klausimą. Tuo metu, kai jie stovėjo ir stebėjosi, kodėl jis tyli, ligoniai ir luošiai ėjo, kad būtų pagydyti. Jam gydant jų ligas, jis mokė žmones. Taip diena ėjo į pabaigą. Tuo tarpu Jono mokiniai viską matė ir girdėjo. Pagaliau Jėzus pasišaukė juos, liepdamas eiti ir papasakoti Jonui, ką matė. Jo dieviškumas pasireiškė jam prisiartinant prie kenčiančios žmonijos poreikių. Mokiniai perdavė žinią ir to pakako. Kristaus darbai skelbė ne tik, kad jis yra Mesijas, bet taip pat parodė ir kokiu būdu kuriama jo karalystė. Dabar aiškiau suprasdamas Jėzaus Mesijo esmę, Jonas atsidavė Dievui, aukodamas savo gyvenimą ir gyvybę, kad tik geriau pasitarnautų mylimam tikslui. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.